Šiame vaizdo įraše analizuosime augantį Ukrainos vaidmenį konflikto dinamikoje Malyje. Ukraina neapsiriboja karu tik savo teritorijoje, ji siekia daryti daugialypį spaudimą Maskvai, kurdama naujas konfliktų arenas pasaulio regionuose, kuriuose plačiai paplitusi Rusijos įtaka. Šiame kontekste Malyje prasidėjo Ukrainos safaris, trikdantis Rusijos karių ramybę ir tiesiogiai metantis iššūkį Maskvos kariniam buvimui bei įtakai šalyje. Iš Malio paskelbtoje nuotraukoje matyti tuaregų separatistų grupės nariai, pozuojantys su Ukrainos vėliavomis po to, kai, kaip pranešama, nužudė kelis Rusijos Wagner grupės kovotojus. Ši nuotrauka plačiai aptarinėjama kaip stiprus Kijevo tiesioginės ar netiesioginės paramos tuaregų separatistams įrodymas. Vėliau šaltiniai iš Ukrainos gynybos ir saugumo struktūrų patvirtino nuotraukos autentiškumą ir pareiškė, kad Kijevas remia bet kokias jėgas, veikiančias prieš Rusijos Wagner grupę įvairiose Afrikos dalyse. 2024 metais buvo užmegztas bendradarbiavimo pagrindas tarp Ukrainos karinės žvalgybos agentūros ir tuaregų separatistų grupės narių. Šio bendradarbiavimo rėmuose Ukraina siekia suvienyti susiskaldžiusią tuaregų separatistų grupę ir palengvinti koordinaciją tarp jos narių. Tuo pačiu metu Ukraina įsteigė dvikryptę mokymų sistemą, arba siųsdama instruktorius į Malį, arba atvesdama tuaregų separatistų grupės narius į Ukrainą mokymams. Ukrainos mokymų programa atliko svarbų vaidmenį, leidžiant separatistų grupės nariams įgyti įgūdžių FPV dronų valdyme, kurių poveikis dabar aiškiai matomas kovos lauke Malyje. Ukraina nėra vienintelė šaliai, padedanti tuaregų separatistų grupiai, pranešama, kad ir Prancūzija prisideda prie grupės operacinių gebėjimų stiprinimo. Dėl plačios Prancūzijos diplomatinės įtakos Alžyre ir Libijoje, tuaregų separatistų grupė gali naudotis tam tikromis šių šalių pasienio teritorijomis kaip santykinai saugiomis užnugario bazėmis. Pavyzdžiui, pagrindinė grupės operacinė bazė yra Fezano regione, pietų Libijoje, kur jis sukūrė plačią logistikos ir transporto tinklą. Iš ten grupė juda per Alžyrą, kerta oficialų sienos punktą Inkhalil ir tiesiogiai patenka į Malio Tessalit ir Kidal regionus. Malio ginkluotosios pajėgos ir jų Rusijos sąjungininkai negali tiesiogiai smogti separatistų užnugario bazėms, esančioms kaimininėse valstybėse, nes tai galėtų sukelti rimtų diplomatinių komplikacijų. Dėl to, veikdama iš santykinai saugaus atstumo, tuaregų separatistų grupė gali veikti efektyviau, taip didindama spaudimą Malio vyriausybei ir jos Rusijos partneriams. Šiuo metu Malyje veikia dvi pagrindinės antivyriausybinės grupės – INIM ir tuaregų separatistų grupė. INIM yra džihadistų ginkluota koalicija, pripažinta kaip su Al-Qaeda susijusi organizacija, veikianti Sahelio regione. Pagrindinis šios grupės tikslas yra nuversti Malio vyriausybę ir įkurti Islamo valstybę, valdomą pagal šariato teisę. Šie tikslai nesutampa su Ukrainos ar Prancūzijos strateginiais interesais, todėl nė viena iš šių šalių nesuteikia jokios paramos šiai grupiai. Priešingai, tuaregų separatistų grupė siekia nepriklausomybės Azavado regionui šiaurės Malyje bei Malio ir Rusijos Afrikos korpuso pajėgų pasitraukimo iš šalies. Kadangi šie tikslai labiau atitinka Ukrainos ir Prancūzijos strateginius interesus, abi šalys teikia paramą ir pagalbą šiai grupiai. Užsienio pagalba natūraliai stiprina tuaregų separatistų grupės puolamąsias galimybės Malyje. Per grupės surengtą pasalą šiaurinėme Malio Tinzavatene miestelyje, kaip pranešama, buvo nužudyti 84 Rusijos Afrikos korpuso nariai. Ukrainos karinės žvalgybos agentūros pareigūnas Andrijus Jusovas nurodė, kad Kijevas suteikė žvalgybinę paramą tuaregų separatistų grupiai, kas prisidėjo prie sėkmingo operacijos prieš Rusijos Afrikos korpuso personalą įvykdymo. Be to, separatistų grupė vis dažniau naudoja FPV dronus, kad numestų granatas ant svarbiausių vyriausybinių oro bazių, karinio personalo ir kitų strateginių objektų Malyje. Dėl to Rusijos Afrikos korpuso kariai dabar yra priversti montuoti antidronę narvus ant savo karinių transporto priemonių, kad apsisaugotų nuo FPV dronų atakų. Apskritai, Ukraina reikšmingai stiprina tuaregų separatistų grupės galimybės Malyje, teikdama žvalgybinę pagalbą, dalindamasi kovinės patirties žiniomis ir mokydama dronų karo taktikos. Tuo pačiu metu Kijevas demonstruoja savo gebėjimą daryti įtaką Rusijos veiklai ir interesams pasauliniu mastu, peržengdamas savo geografinės ribas. Dėl to ilgalaikės Rusijos strateginės pastangos konsoliduoti ir plėsti savo įtaką Malyje tampa vis labiau neapibrėžtos, dar labiau silpnindamos jos pozicijas Vakarų Afrikoje.
Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungė prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.